pralaimėjom, tai aišku, bet ką tikėtis, žaidėm prieš vyrų rinktinę, patirtį gavom, nu ir reikėjo sužaisti kontrolinės rungtynės. Tai nors tokias sužaidėm, pamatėm, ką norėjom, tai ir pamatėm praktiškai. Jautėsi nesusižaidimas rungtynės? Nu tai be abejo, nu tai yra praktiškai ten vienas tik tai, gal 2-5 tai, kurie žaidė maždaug kartu, visi kiti surinkti ir nu, žmonės naujai suvažiavo, tai sakau, mes tik tai kelias dienas tik dirbam, nu be abejo trūksta. Nu ir aišku, žaidėm prieš vyrų rinktinę, tai ką norėti. Ta prasme, turėjom ir progų nemažai, viskas, nu, kada toks vartininkas kaip Alenikovas, gynėjai, Katulis, Aliukonis, nu, ką daryti. Po šių rungtynių turite paskelbti galutinę sudėtį, šiuo atveju reikėtų turbūt pasakyti tuos 3, kurie atkrenta. Taip, mes jau apsisprendėm, tai sakau, kaip negaila, na aišku, padėkosim vyram, bet, nu, Garelis pas mus Bazevičius ir Rukšėnas Antanas. Aišku, dauguma iš jų, jiems pamaišė pasiekti optimalios formos fizinės, dėl fizinio pasirinkimo jie turi problemų, vien dėl to. Traumas abudu, kiek žinau, ir Garelis buvo traumuotas po naujų metų ilgai, Rukšėnas irgi, nu, matyt, jam nedavė pilno pajėgumų ir testai tai parodė ir viskas. Tai sakau, vien dėl to. Tik tai, kaip negraudu, čia yra 95 metų, 3 žaidėjai, kurie parodė silpniau, atrodo, paruošti fiziškai. Tai, sakau, vienintelė problema aspektas. Ir vėlgi apie tuos pačius tikslus Estijoje. Visi kalba apie aukščiausius apdovanojimus. Kaip jūs atsakytumėt tiems žmonėms? Nu, matot, mes jau kiek metų važiavom, mes vis buvom jaunesni buvo, kalbėdavo apie tai. Dabar važiuojam, nu, praktiškai dabar vienmečiai būsim ten. Jo, nu, būsim jaunesni, bet ir visos kitos rinktinės turi tokių pačių problemų, gal išskyrus anglų. Tai jau dabar nėra kur trauktis, pagrindas yra šitos rinktinės žaidėjai, kurie jau buvo keliuose čempionatuose, turi patirtį. Nu, nors, aišku, sakau, kaip ir minėjau, jau čempionatas labai lygus, komandos visos lygios ir ten, žinot, laimės toks bus dalykas, kam daugiau, fortuna atsisuks veidų, ten gali būti, nesakau, paskutinis čempionatas parodė. Overtimai, bolitai. Ir dabar bus praktiškai tas pats. Tai kausitės dėl ko? Dėl pirmos vietos. Nu, kitaip, nu ko važiuoti, nu, tai vis važiuodavom ten dėl medalių, jau reikia, jau sakau, su šitą rinktinę turim siekti kitų tikslų. Statysim pirmą ir vyrus ruošim tam, nu bandysim, sakau, gaila aišku, kad mažai varžybų kontrolinių. Norėtųsi gal sužaisti su pajėgesniu varžovu, ta prasme, kad vienmečiai būtų šiek tiek gal vyresni, vis tiek prieš vyrus yra prieš vyrus. Nu, turim, ką turim, sakau, patenkinti nors į tai, tom varžybom, ką dabar pamatėm. Aišku, gaila, kad neįmušim varžybos metu, sakau, vienintelį tą dalyką. We are starting our training camp Monday, April 1st, and it goes on for 2 weeks. We will have 2 friendship games against UNOS Minsk on April 6th and April 7th. And after we decide who will play for the national team in Donetsk. I'm expecting, of course, Kiras and also Pliskauskas from England. Maybe Andrius Kaminskas is coming, we don't know yet. But for sure, and that is really bad for us, that the 3 boys from Kazakhstan are not coming. They are playing in the playoffs under the best 4 teams. If they win, they go to the finals, and the finals are going to the end of April. If they lose, they play for 3rd place, and that will be the same time when the World Championship is held. So I suggest that not only us, the Lithuanian Federation, also other countries must have a proposal for the IIHF that during World Championships cannot be championship games in countries. So now we have the fact that we know that, and the guys from Kėdainių played very well, but I still will make the decision after the 2 games against UNOS Minsk. Okay, what are goals you will stay for the team in the World Championship? We know that Ukraine
will have a 4-week training camp, and they are concentrating already with the national team, and they want to win the pool, and they are the favorites. But don't forget, Poland also once played in the A pool, and they are still the only country that beat the old Soviet army team. The only country in the World Championship. So from Germany never wins, but Poland, but that's a long time ago. So Poland will be also one of the candidates. And Netherlands will add 4 more players from Canada and the United States. So they had a good game at the Olympic qualification. They beat Hungary, and they have a good, strong team. And it looks like that then it will be Romania, Estonia, Lithuania for the place not going down. And that's our big goal for this World Championship. Okay, thank you.